Žinoma, aišku, svarba šitų rungtynių, gera komanda atvažiuoja, geroj formoj, ėjo taurė iki pat finalo, tik tai Monakas juos sustabdė. Žinoma, pagrindus, kaip juos norėsim stabdyti, tai yra visų pirma atvira aikštelė, turėsim visi būti žemiau kamulio, turėsim būti labai, kaip pasakyti, komunikatyvus, gerai kalbantis prie užtvarų be kamulio, kur tikrai labai gerai skaito žaidimą ir baudžia. Tas vietas susitvarkyti ir paskui, jeigu tą mes susitvarkom, aišku, tada yra 1-1, kur reikės to fiziškumo. Kiekvienas žaidėjas iš mūsų komandos jau yra įrodęs atskirose rungtynėse, kad tikrai gali atstovėti 1-1, bet reikės dabar to, kaip pasakyti, visiems susidėti tą krūvą ir padaryti tą komandinę gynybą geresnę. Stabdyti jų gynėjukus visų pirma, kurie tikrai žaidžia gerai izoliaciniam ir 4 numerio pozicija, matau, gali būti problemų, nes Defoe yra toksai, kuris žaidžia tam 2 aukšte, vadinkim, ir Dileo, kuris žaidžia nuo kamulio labai gerai, iš užtvarų išeidinėja, labai geras metikas, tai tuos dalykus mes privalėsim susitvarkyti, tai čia yra pagrindas ir sakau, tai rungtynės, kur didžiausią skirtumą darys fiziškumas, 1-1 ir kovė dėl kamuolių. Ar jūsų pusė gali būti netikėtumo faktorius, kad kitokie penketai, vienas naujokas? Sunku pasakyti, tikimės, kad tai gali būti faktorius, bet tai patyrusi komanda, gerai treniruojama ir jie žino, kaip reaguoti. Ir labai svarbu šitose rungtynėse yra rungtynių eiga, nes ta komanda, jie labai gerai nulaužia rungtynės, kai tik tai tu sustoji kažkiek žaisti. Tu sustoji kažkiek judinti kamuolį, tu sustoji kažkiek žaisti kartu ir viskas, jie tada laužia rungtynės, kelios mentalinės klaidos ir jie tuo naudojasi ir paskui labai būna sunku sugrįžti rungtynės. Tas pats buvo ir Le Mane, realiai mes 2,5 kėlinio tikrai žaidėm pagal planą ir judinom tą kamuolį. Kažkur biški ne tiek gal sustojom, kiek prametė metimus, keli neatsitverti, kaip pasakyti, kamuoliai, 2 su bauda, dar kažkas, praleidom jų geriausius metikus ir viskas, jie grįžta į rungtynės ir tada yra sunku, ypač kai patiems tą vakarą nėjo, ypač antroje rungtynių pusėje. 6 taškų pranašumas svarbus akcentas, ar ne kokias nekreipimas? Akcentas yra pergalė, o jeigu yra galimybių rungtynių gale, aišku, norisi tą skirtumą, nes nieko nežinai, kaip kitos rungtynės susiklostys, ar pateiks Holonas staigmenų ar nepateiks, čia mes to negalim kontroliuoti, norim laimėti rungtynės, aišku, ir, kaip sakot, 6 taškai skirtumas, jeigu tą įmanoma valdyti, be abejo, kad bandysim, bet čia tikrai nėra akcentas prieš rungtynės. Treneri, kai tokia žūtbūtinės rungtynės, didžiulis ažiotažas, iš savo patirties galite pasakyti, kas yra svarbiau. Ar kreipdėmėsi kiekvieną taktinę detalę pasiruošime, ar kaip tik neapkraut žaidėjų papildomą informaciją? Jo, tai aš tai mūsų finaliniam ketvirtą, taurės finaliniam ketvirtą jau tą minėjau, kad tikrai mažiau yra daugiau, o ypač prieš tas svarbias rungtynės žaidėjai vis tiek mintise, dabar jau viena diena iki rungtynių, bet jie tikrai jau tenai tose rungtynėse yra. Šiandien, ką iš patirties galiu pasakyti, kad kažkiek pasitaupys žaidėjai treniruotėse, žino, kiek reikės rytoj dėti kūno, kiek pastangų, tai manau, kad žaidėjus apkraut būtų labai neteisinga. Kokį įspūdį palieka Augustas Marčiulionis? Taip pat pradėjot. Gal tas pats ir klausimas? Žiūrėkit, daug kas apie Augustą šneka, neuždėkim ant pečių jam per daug. Lubos, aišku, aukštos, nepamirškim, kad 5 metus nežaidęs Europoje. Ir iš Augusto tikimės visų pirma pridėti energijos gynyboj, kažkiek ir aišku įtraukiant komandos draugus, bet tikrai sakau, nedarykim tos klaidos, kur darėm prieš 3 metus. Markusas Fosteris grįžinėjo, labai didžiulis ažiotažas, visi atrodo ateina ne ryto pasižiūrėto Markuso ir žinot patys, kuom rungtynės baigėsi, tai nesinorėtų ant to pačio grėblio mint, stengiamės orientuotis į sportinį rezultatą visų pirma. Smagu, kad Augustas grįžo, bet ne čia yra rungtynio šis. Ūgio paieškos, kai išvažiavo Vailis, skelbėt, kad ieškosi. Skambučiai vyksta, dėrybos vyksta, norėtųsi visą laiką, aišku, greičiau, norėtųsi šitose rungtynėse žmogų turėti, bet yra taip, kaip yra, tai nėra mums pirmas kartas, mes treneriai privalom reaguoti, žaidėjai irgi jie privalo reaguoti, pasistumdom per pozicijas ir einam į tą karą, į tą mūšį. Sakęs, kad rytų galbūt lygoje būtų lengviau toliau nueiti, jeigu sudėtis būtų nuo sezono pradžio.
pačios vienoda ir reikia tokią pačią išlaikyti, ar vis dėlto šitas grėblys atrodo kaip duotybė ir pasikeičia? Daug dalykų mes negalim kontroliuoti. Norėtųsi visą laiką idealaus scenario, bet toks tas krepšinis, jisai, žinot, mes privalom būti lankstus kaip komanda, žaidėjai, treneriai, organizacija ir mes tengiamės būti lankstus. Tikrai matot, sezono metu reaguojam, kažkas įvyko tikėtai, kažkas įvyko netikėtai, nieks to nenori. Atsitiko taip, kaip atsitiko, mes verkti negalim, mes privalom kautis rytoj. Treneri, kita tema, tokia džiugi žinia Ryto komandai, visai organizacijai. Arena gavo leidimą, kiek reikia komandai tokių namų ir 7000 virš, šiek tiek 150 vietų užtektinai, ar norėtųsi daugiau? Manau, kad vėl kokybė visą laiką laimi prieš kiekybę, 7000 yra be galo daug. Jeigu mes tokią fanų bazę išsiugdysim per tuos kelis dar metus, tai bus smagu įžengti tą naują areną. Nežinau, ką daugiau komentuoti. Tai aišku, kad sveikintas dalykas, klubas auga, miestas gauna geresnės sąlygas ir čia tik tai džiaugtis galima. Ar gali kažkiek dar praskleist tą šydą nuo Jacobo Wiley išvykimo? Kokia buvo iš jo pusės komunikacija, kai jis išvyko, nes pats netipinis įsiskyrimas išvyko pirmiausiai į Valstijas, vėliau paskelbė klubas, kad jau jis nebus komandos nariu? Jo, aš ir pats pasakiau, kad kai jis išvyko liktai su tuo sveiku keliu, mes gavom labai pozityvias žinias iš mūsų medicinos personalo, kad tikrai pas jį ten nieko blogo nėra, tik keista, kad tas tinimas nenuėjo labai ilgai. Ten pas jį ir metalo buvo tam kelyje, žmogus labai daug investavo į save sezono metu, prieš sezono metu, kiekvieną dieną ir be treniruočių jis darydavo kažkokius, kaip pasakyti, individualias treniruotės impulse, tai labai daug investavo į savo kūną, kad būtų be traumų, kad išvengtų tų traumų ir tokia atsitiko. Ir tai turbūt trenkia ir psichologiškai kažkiek, nežinau, čia jisai išvažiavo į Ameriką tam, kad jis tą antrą nuomonę gautų. Ir iš tenai mes gavom tokią žinią, kad 8 ar 10 savaičių jis net negali skristi jų žiniomis. Tai mes negalim tokios prabangos, tokioj sezono fazės, tokiais aukštais komandiniais tikslais, tiesiog būti be pagrindinio 4 numerio ir tiesiog laukti iki, nežinau, gegužės mėnesio turbūt. Tai va tokia labai keista situacija, tikrai viena iš tų, kur negali prognozuoti ir labai keistai gavosi, bet vėl turim reaguoti ir turim, kaip pasakyti, organizuotai spręsti tą problemą. Po taurės finalo buvo labai piktas dėl tos pertraukos, kadangi net 2 savaitės nuo taurės finalo iki dabartinių rungtynių. Kaip pavyko vienas dalykas išnaudota laiką ir kitas dalykas, kokią reakciją iš komandos bent jau treniruotėse procese visą matote? Turėjom problemų, nes neslėpsiu po grįžimo iš FIBA langų, iš tų kelių laisvų dienų, tai buvo ir susirgimų, buvo ir kažkokių tų užsibuvusių traumų. Pradžiai turėjom išsilaižyti jas, neslėpsiu, daug sportam ir su antros komandos žaidėjais, bet čia vėl ne pirmas kartas. Mes privalom būti lankstus ir žaidėjai liktai šiandien jau ateina į treniruotę visi ir jau vakar turėjom tokią pilnavertiškesnę treniruotę, šiandien dar turėsim, manau, kad užteks to pasiruošimo, ar žaidimo ritme esam, parodys rytoj rungtynės. Simonas žais. Rungtynių dieną paaiškės, treniruotis bando, bet visos treniruotės dar neištraukiam. Kokio profilio aukštūgio norėtumėt? Kažkas panašaus į Wiley ar... Jo, sakyčiau 4-5. 4-5, kuris galėtų, nuo kurio tikrai neitų padėti varžovai į baudos aikštelę, nes turim ir JC kažkiek nuo jo padeda, tai jau tokia kaip ir bėda būtų, kažkiek norėtume geresnio gal metiko negu Jacobas buvo, gal, žinot, čia prie gero scenarijaus, kad ir tam antram aukšte biški daugiau jo būtų, kad ir to atletiškumo, norisi to aukšto motoro, vadinkim taip, ir kad tiktų fanų energijai, nes mūsų yra komanda vis tiek apie energiją. Mes negalim kažkokio imti žaidėjo, kuris žaidžia ir be emocijos, ir be to aukšto motoro, ir taip pat, kuris turi tos patirties ir brandos Europoje žaisdamas, ne tik kažkur G lygoje ar pirmi metai būtų čia už Atlanto. Tai, bet čia vėl idealaus scenario mes ieškom, ar jis rasim, nieks negali garantuoti.
Tai Mindaugas Kuzminskas netinka, pagal. Mindaugas visą laiką tinka, bet žiūrim šiuo metu kitus variantus. Du pažįstamus veidus ir šį sezoną viduryje susigrąžinote, ar gali būti, kad tai ir trečias bus pažįstamas veidas tą poziciją? Tų variantų yra, bet šiuo metu galiu pasakyti, kad ne tai yra pagrindinis mūsų taikinys. Rungtynės ypatinga diena, skambės himnas, ar tai kelia kažkokių sentimentų? Didelė diena Lietuvai kaip valstybei, labai gražu iš FIBA pusės, kad leido tą himną sugiedoti ir manau, kad bus tikrai šventė rytoj ne tik aikštelėje, bet ir už aikštelės ribų. Tai smagu, kad tokią šventę turėsim daug žmonių ir labai tikimės, kad jie mums padės. Kokį Vilniaus Rytą grįžai? Kiek pasikeitusi organizacija? Tai, nežinau, treneris tas pats, tai čia turbūt svarbiausias dalykas, vis tiek. Tas žaidimo stilius kažkiek nauji deriniai, kažkas naujo, bet ten kažkas iš esmės nelabai pasikeitė, aišku. Ofise daugiau žmonių kaip organizacija, manau, tikrai pakilo. Komandžiokus nebėra, Gytis išvažiavo paskutinis, bet šiaip, nežinau, kaip ir jaučias, kad į pasikeitusi klubą, bet kaip ir per daug niekas kardinaliai nepasikeitė. Tai, Kiek pats Augustas Marčiulionis pasikeitė per tas 5 metus lyginant su tuo, kuris išvažiavo tada jėgą? Tai manau nemažai. Aišku, čia reikia parodyti, nekalbėti, bet manau ir iš krepšinio pusės, ir kaip žmogus, ir tas pačias studijas, juk studijavau čia 5 metai, tikrai nemažai to laiko, tai nežinau, čia daug neprišpasakosiu, manau, reikia parodyti, tai pamatysim. Kiek svarbios bus tos FIBA taisyklės, nes dabar treniruotės buvo su Lakers G lyga. Tai vis tiek ne pirmas kartas, tai manau, kad ten niuansai yra, bet ne kad kažkas labai skirtingo nemanau, vis tiek ir tas pats atakos laikas, koledže daugiau buvo čia tas pats, o daugiau tai apart to, kad tas tritaškis arčiau, tai kažkaip taip ir nepajaučiau, daugiau nieko kaip ir nepajaučiau kitokio. Kaip Augustui pribrendo sprendimas, kad jau laikas palikti lygą, kokie indikatoriai buvo, kad neužteks? Tai aš laukiau pokyčių, nes pirmoji sezono pusėje daugiau gydžiausi, ten traumas buvo ant minučių to limito ir tada jis nuėjo ir laukiau šansą, kad gal kažkas pasirašys su pagrindinė komanda, kažkas išeis, atsiras tos vietos daugiau minučių, bet kažkaip niekas nesikeitė ir likome nuo to sezono, tai kažkaip galvojau, kad logiškiausias sprendimas yra grįžti į Europą, nes tiek per tą mėnesį ar pasikeis ar nepasikeis, tai jau nieko stebuklų nepridarysi, iš esmės viską nepakeisi, tai kaip ir manau buvo labai logiška grįžti į Europą. Europai buvo realių variantų, realesnių nei Rytas galbūt? Tai iš agento pusės tai girdėjau kažkokių kalbų, bet kaip ir pasiūlymų ne, mes kaip ir kalbėjom daugiausiai su Rytu ir kažkaip kitų variantų net nesvaršiau, ten kalbos kažkokios buvo, kažką girdėjau iš agento, bet pasiūlymų net. Nėra tokio psichologinio papildomo užvietimo, kad tu iš karto realiai esi metamas į svarbiausias sezono kovas? Tai kažkiek, aišku, tai yra vis tiek, čia gyvenk ar mirk varžybos ir pirmos dar po sugrįžimo, tai to spaudimo yra, bet reiks susitvarkyti, tokie jau, taip jau sportai yra, kad visą laiką būna tų svarbių varžybų, svarbių momentų, bet aišku, vis tiek labai manau padėjo tas, kad per FIBA langą atvykau, kad turėjau 2 savaitės prie visko priprasti, su komanda pasportuoti, tai dėl to jaučiu šiek tiek ramiau, negu kad jeigu būtų reikėję iš lėktuvo realiai žaisti varžybas, bet jo, to spaudimo yra, bet aš tų varžybų laukiu ir bus svarbios ir labai smagios varžybos. Didžiulis dėmesys ir tau pačiam, daug reklamų Vilniui stendai, čia irgi socialinėje erdvėje labai didžiulis dėmesys, kaip su to tvarkaisi, bet irgi neperdėtum prieš rungtynes. Stengiuosi koncentruotis čia, kas vyksta aikštelėje ir į komandą ir aišku, tas visas dalykas gal buvo smagu pradžiai, kad va čia laukia, šiltai sutiko ir bet kuo arčiau einam prie varžybų, tuo labiau fokusuoti stengiuosi į komandą, į skautingą, į tai, ką mes darysim, ką jie darys ir sakau, kuo arčiau varžybos jaučiasi, tuo labiau aš bandau koncentruotis tas 40 minučių, tai kažkaip jau tas kaip ir po truputį nueina ir tas mintis varžybose daugiau. Augustai, išskirtinė sąlyga neišeiti į Žalgirį po sezono, save matytum kažkada Kauno Žalgiryje? Tik čia atvažiavau, tai aš nuo šitų kalbų klausimų dar pasilaikysiu ir nieko geriau nesakysiu. Kaip ta sąlyga kontrakte, natūraliai ar tiesiog buvo kažkokia dalykas?
Natūraliai, tai klubas, aš kažkaip per daug mes pradžiai sutarėm sąlygas dėl laiko, dėl pinigų, dėl kitų dalykų ir kai klubas tą sąlygą pasakė, aš kažkaip man jinai labai nekliudė kažkaip. Tiesiog priėjom, klubas to norėjo, mes sutikom ir tiek. Dar grįžtant prie Amerikos, Kietis pavadino galygą antikrepšiniu, ar tinkamas apibūdinimas? Žiūrint, kaip mum europiečiam, gal ir tai, bet ne, ten labai daug talento, yra labai daug atletiškumo talento, gal tas krepšinis tiesiog, kai mes Europoje pripratę prie organizuoto krepšinio, kur treneriai turi daug įtakos, tai čia tas viskas daugmaž atvirkščiai, tai gal dėl to jam taip pasirodinti krepšinis. Kitaip ne Europoje, tai, bet tikrai yra labai daug talento, labai daug atletiškumo, tikrai nėra lengva žaisti, nes visi yra aukščiausio lygio atletai ir geri žaidėjai ir universitetuose daug pasiekia ir daugelis NBA yra žaidę, tai to talento yra, bet tas krepšinio stilius jo kiek kitoks palyginus, prie ko mes pripratę. Ar rekomenduotumėt kažkokiam jaunoliui vykti ten? Priklauso nuo laiko, kaip ir su NBA labai dažnai būna laikas, vieta, sėkmė, nuo situacijos priklauso, tai čia viskas, manau, kiekviena situacija yra skirtingai. Suprantam, kad tėtis labai svarbus irgi turbūt buvo sprendimas sugrįžti į Europą. Ar jisai pasidalino kažkokią žinutę, galbūt kažkokią mintį pasakė, kažkoks buvo pokalbis tarp jūsų prieš grįžtant? Tai mes visą laiką šnekamės. Aišku, pradžiai agentas praneša, jeigu kažkas domisi, kažkoks yra susidomėjimas, tada vis tiek, aišku, su tėčiu kalbu visą laiką, bet kas, aišku, tie svarbiausi sprendimai, tai nežinau, nelabai yra Lietuvoje žmonių, kurie tiek daug yra žaidę, geriau supranta šitą visą sporto šaką nei jis, tai aš jo pasitikime, šnekam ir jis man padeda, už mane ten visko nesprendžia, bet mes pasitarėm, išsako savo nuomonę ir mes gerai sutarėm ir bendravom. Ar daug žiūrėjote Eurolygos ir Ąžuolo žaidimo joje? Dėl laiko skirtumo pačių varžybų ne, bet mačiau highlightus, aš sakiau Ąžuolą, labai džiaugiuosi, mano vaikystės draugas, mes kartu užaugom ir tikrai jam ta situacija gerai, žaidžia gerai ir tikiuosi, kad Eurolygoje, ne LKL, toliau taip gerai žais.